Nuotraukoje matote Ivo, jisai yra vienas Medžiugorjės veidų. Ir jeigu atvyksite į Medžiugorję, veikiausiai jį sutiksite ir jis jums ką nors padovanos. Ir dažnai tos dovanos labai kalba situacijai, kurioje mes esame. Kaip įvyko šiandien, jisai man parodė Švento Pranciškaus relikviją ir leido jį su ją nufotografuoti. Tai man kalba apie taiką, kurios reikia kiekvienam iš mūsų ir kurios reikia pasauliui. Ir kuri prasideda mūsų širdyje. Taigi dabar aš paskaitysiu Švento Pranciškaus taikos maldą. Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta, santaiką, kur vyrauja barniai, vienybę, kur yra skilimas, tikėjimą, kur kankina abejonės, tiesą, kur viešpatauja klaida, viltį, kur braunasi nusiminimas, džiaugsmą, kur slegia liūdesys, šviesą, kur užgulusios tamsybės. Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas, kitus suprasti, o ne pats būti suprastas, kitus mylėti, o ne pats būti mylimas. Nes kas duoda, gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Amen.